Unboxing LT. Šiandien prieš mus čipsai bulviniai, pirkti Lidl parduotuvėje. Na ką, Crust Cross Cheese and Onion. Tai yra sūrio ir svogūnų skonio čipsai. Kainavo jie 79 euro centus. Tada aš juos pirkau. Kai pirkau, jie kainavo 79 centus. Nu ir pasižiūrim, ar juos iš tikrųjų yra verta pirkti. Čia yra 150 gramų. Va, tuoj pasižiūrėsim, kas yra parašyta. Tai yra sūrio ir svogūnų skonio bulvių traškučiai. Man labai patinka tai kai rašoma, būtent tą, ką aš perku viską Lidle, viskas yra rašoma, visos prekės yra aprašytos, tai iš ko jos yra padarytos. Tai va čia matom, kad sudedamosios dalys yra 57% bulvės, tai yra iš bulvių padarytas. Palmių aliejus, na, nežinau, ar tai yra gerai ar blogai, turbūt nelabai gerai. Augamoji druska, svogūnų milteliai, išrūgų milteliai, kvietiniai miltai, skonio ir aromato stipiklis yra natrio glutamatas, cukrus, sūrio milteliai, kvapiosios medžiagos, mielės. Nu ir kilmės šalis Lenkija. Tai yra šitie čipsai, tai yra bulvių traškučiai, yra lenkiški. Na, galim dar pažiūrėti, kiekgi čia 100 gramų. 100 gramų yra 529 kalorijos. Na, nepasakyčiau, kad čia labai jau tokie šitie bulvių traškučiai būtų kaloringi. Na, bet vis tiek, žinokit, nelabai sveika juos valgyti iš tikrųjų. Bet aš nusipirkau tam, kad juos paragauti, įvertinti ir pasakyti, ar iš tikrųjų verta pirkti va būtent va tokius Crusty Crock Cheese and Onion bulvių traškučius. Na ką, atidarom. Va, atidarė. Va, kaip čia traškučiai atrodo. Pauostysim. Kvepia, nežinau, bulvių traškučiais. Išpilsiu tuos į šitą bliudelį. Truputėlį. Na, kaip matau, jie tokie, nu va, graži konsistencija, viskas su jais tvarkoj, geras dydis, pasakyčiau, nelabai riebaluoti. Nu, kaip nelabai riebaluoti? Nu, riebalai yra. Paragausim to palmių aliejaus. Iš tikrųjų, tuoj. Jūs girdit, kaip aš šepsiu, kaip aš valgau. Suvalgysiu dar porą. Iš tikrųjų, jie labai, nu, traškus, kaip ir parašyta. Nu, krasti, kaip suprantu, nu, tokie, na, krasti, trapus. Aš labai alkanas, kadangi nieko nevalgiau dar po pietų. Tai man visiškai skanu. Iš tikrųjų, kaina, kaip sakiau, 79 euro centai. Dar suvalgysiu porą, o čia ir mažesnių yra. Tam, kad pasakyti, ar iš tikrųjų, verta jas ragauti ar neverta. Nu, galiu kalbėti toliau. Aišku, nemandagu su pilna burna kalbėti, bet skanu. Taip, skanu. Dabar kas skanu? Skanu prieskonį. Reikia pripažinti, kad iš tikrųjų tie čipsai yra ekonominės klasės. Nepasakyčiau, kad aš labai jaučiau, kad čia yra kažkoks bulvė. Labiausiai aš jaučiu, kad čia yra daug druskos. Tiesiog, daug druskos. Nu, pridėta kažkokių tai tluot. Būtent svogūnų miltelių. Sūris. Tai pasakysiu, ar sūris jaučiasi, ar ne. Nu, druskos per daug. Iš tikrųjų, druskos daug. Nelabai jaučiasi to sūrio. Tiesiog. Taip, ekonominiai. Iš tikrųjų, aš esu valgęs ir geresnius traškučius bulvių. Čia grynai ekonominiai. Ir kaina savai 79 centai. Nereikia norėti kažko tai, iš tikrųjų. Tai, ką galiu pasakyti? Viena žvaigždutė už tai, kad
kaina labai gera, manau, 29 centai už 150 gramų, tikrai gera kaina. Na, atrodo jie visiškai neblogai, gera konsistencija čipsų, tai yra traškus jie, nu, nežinau. Man nelabai patinka to, kad yra palmių aliejus, bet turbūt dabar visi čipsai su palmių aliejų kepami, tai lyg ir riebus, lyg ir neriebus, ne, viskas tvarkoj, su riebumu viskas tvarkoj. Per daug jie sūrus, na gerai, 2 žvaigždutės, tai dar 2 žvaigždutės dar. Na ir realiai, gerai, pasakysiu taip, kadangi alkanas turbūt bus nelabai teisingas vertinimas, bet šitai prekiai visgi visumoj duodu 3 žvaigždutes, bet ne daugiau. Tikrai ne 4 ir tikrai ne 5. Ką tai reiškia? Tai yra šitos prekės pirkti aš asmeniškai nelabai rekomenduoju, tik tai dėl kainos galite pirkti. 3 žvaigždutės reiškia, kad, na, nusipirkit, paragaukit patys. Iš tikrųjų, gal jums viskas patiks ir tiks. Taip, kad nei rekomenduoju, nei nerekomenduoju. Dar kartą pasižiūrim, Krusty Crocs, Cheese and Onion, čipsai, tai yra bulvių traškučiai iš Lidl parduotuvės, 3 žvaigždutės iš 5.